Gryname ore yra 21% deguonies. Šis kiekis yra beveik pastovus ir tai užtikrina žmogaus ir kitų gyvybės formų egzistavimą. Deguonis yra žmogui gyvybiškai reikalingas. Be deguonies organizmas negali įsisavinti gyvybei reikalingų medžiagų. Ore deguonies sumažėjus iki 16% prasideda deguonies badas. Deguonis būtinas organizmo gyvybiniams procesams, kadangi cheminės reakcijos gali vykti tik tuomet, kai jo yra. Kai kurie organai, pavyzdžiui smegenys, ypač jautrūs deguonies stygiui. Deguonimi taip pat galima apsinuodyti, jei jos slėgis didesnis nei 2 atmosferos, kas yra ypač aktualu narams. Ar žinote, kad jei deguonies koncentracija ore sumažėtų iki 7%, gyvybė pasaulyje nustotų egzistuoti? Niekam nepaslaptis, kad mes gyvename pramonės amžiuje ir oras yra stipriai užterštas, kadangi mes tame užaugome, ypatingai tai liečia miestelėnus, mes net nejaučiame to trūkumo deguonies savo organizme, o būtent deguonies trūkumas daro ypatingai didelę žalą. Nuo jo ir visos lygos, pradedant imuninės sistemos susilpnėjimu, kraujagyslių lygomis ir taip toliau. Čia gal daugiau pulmonologai galėtų šitą vietą pasakyti. Bet akivaizdu, kad žala yra milžiniška. Netgi vienas vokiečių mokslininkas įrodė, kad būtent deguonies stygius molekulėse yra vėžio susirgimų pagrindas. Bet mes negalime ten niekur sau leisti, sakykime, pakvėpuoti deguonim ar grynesnių deguonim, nes oras yra be galo užterštas. Sakykime, netgi su išvystyta pramonė miestuose oro deguonies koncentracija ore būna iki 15 net procentų. Šiaip vidutiniškai sakoma apie 20, bet netgi 1% žmogaus organizmui deguonies trūkumui daro didžiulę įtaką. Ir dabar Lietuvoje jau atsirado aparatai, kurie koncentruoja deguonį iš oro ir paduoda koncentraciją. Tai jau 30% koncentracija žmogui yra daugiau negu pakankama. Ir dar yra ta riba, kai nereikalingi gydytojo patarimai. Ta prasme, jau virš 30 tai yra jau gydomasis deguonis, kuris gali daryti jau netgi ir nežalą, bet perdozimas deguonis, bet šitie aparatai iki 30% jie yra visiškai saugus, nereikalinga jokia gydytojų konsultacija, nereikia tarti su vaistininku, tiesiog imi ir kvėpuoji bet kur ir bet kada, kur yra elektros maitinimas. Jisai nereikalauja jokių išlaidų, jam nereikia jokių balionų deguonies, jisai tiesiog ima deguonį iš oro, jį koncentruoja ir paduoda koncentruotą. Poveikis pakvėpavus nuo žmogaus priklauso labai įvairus, tačiau neteko matyti žmogaus, kuris išbandęs pasakytų, kad jam yra blogiau. Visą laiką atsiranda toks lengvumas, energijos antplūdis, kadangi deguonis būtent 90% energijos žmogus gauna iš deguonies. Todėl keletą seansų pakvėpavimo kasdieną ir tikrai žmogus jausis kitaip. Pas ant savęs išbandžiau ir tikrai galiu pasakyti, kad tai veikia. Jis turi dar kelias funkcijas papildomas, kurios yra labai, sakykime, reikšmingos. Tai yra oro ionizavimas, neigiamais jonais įkraunamas oras, jisai gali įkrauti iki 70 kvadratų patalpos, plus jis dar paduoda per tas pačias ausinės ionizuotą orą. Ir be to dar galima maišyti deguonį su aromaterapiniais aliejais. Aromaterapiniai aliejų yra begalė kvapų ir kiekvienas iš tų kvapų turi skirtingą poveikį, nuo raumenų atpalaidavimo iki galvos skausmo nuėmimo ir netgi, liaudiškai sakant, pagirių sindromą šalina. Gyvename technikos amžiuje ir retas, kuris susimąstome, kad kvėpuojame oru, kuriame yra tik 18–20% gryno deguonies. Didmiesčiuose situacija dar blogesnė. Deguonies koncentracija ore viso labo 9–11%. Prieš mažiau nei 200 metų gryno deguonies ore koncentracija buvo net 40%. Švarus ir grynas oras yra raktas į gerą sveikatą, išvaizdą ir ilgaamžiškumą. 90% energijos organizmas gauna iš deguonies. Mažas deguonies kiekis ląstelėse vėžio atsiradimo priežastis. Tai įrodė žymus vokiečių fiziologas Otto Warburgas ir gavo už tai Nobelio premiją. Teigiamas deguonies poveikis jau seniai pastebėtas ir išnaudojamas medicinoje. Mokslininkai įrodė, kad nei vienas ligą sukeliantis virusas ar bakterija negali egzistuoti esant deguoniui. Vadinasi, visi virusai, bakterijos, grybeliai atsiranda tose organizmo vietose, kurios blogai aprūpinamos deguonimi. Žmonės, neturintys galimybės pabūti miške ar kitoje vietovėje, kur oras yra švarus ir grynas, dabar gali palepinti save ir kvėpuoti 30% grynumo deguonimi, kai kuriuose spa, grožio bei sveikatingumo centruose. Visiškai neseniai tokių aparatų naudojimas buvo tiesiog neįsivaizduojamas, nes buvo nesugalvota ta sistema,
kuri leisdavo padaryti tokį kompaktiškų matmenų ir visiškai praktiškai nereikalaujančio jokio eksploatacinių savybių aparatą. Būdavo mediciniai aparatai, kurie būdavo be galo brangus, jie didelių gabaritų, reikalingi deguonies balionai ir taip toliau ir taip toliau. Šitas aparatas yra praktiškai kompiuterio dydžio, labai lengvai valdomas, yra funkcijų, galite jūs pasidaryti savo seansus nuo 5 minučių iki 90 minučių. Deguonis yra stiprus oksidatorius, todėl jis visada rekomenduojamas žmonėms siekiantiems geresnio medikamentų ar grožio terapijos priemonių poveikio. Reikiamas kiekis deguonies leidžia kūnai atsipalaiduoti. Pakankamai deguonies gaunantis žmogus yra energingesnis, aktyvesnis, pozityviau nusiteikęs. Reikiamas deguonies kiekis organizme padeda palaikyti dvasinę ir fizinę pusiausvyrą, stabilizuoti emocijas, kovoti su daugeliu fizinių ir emocinių problemų, stresu, virškinimo sutrikimais, odos ir kitomis ligomis. Darbuotojo darbingumo lygis, labai daug priklauso nuo nuovargio, o būtent deguonis ir šalina nuovargį greičiausiai. Taip, kad save gerbinti įmonė vakarų Europoje, ofisuose turi tokius aparatus ir jie stovi kai kur, praktiškai kiekvienoje darbo vietoje, tai priklauso nuo žmogaus krūvio, kai kur poilsio kambariuose, kuri leidžia žmonėms per pertrauką nueiti pakvėpuoti ir darbdavys žino, kad pakvėpavęs darbuotojas, 10 minučių seansas, jisai grįž su geresnėm jėgom ir jo rezultatai bus geresni. Prasme, tai atgaivina. Nes sėdint prie kompiuterio nuvargsta ne tik tai akis, žmogus visas nuvargsta spinduliavimą ir taip toliau ir taip toliau. Kaip mes to nenorėtumėm teikti, bet vis tik tai kompiuteris dar nėra išvystęs iki tokio lygio, kad jis būtų visiškai nekenksmingas. Ir deguonis labai greitai atgaivina žmogų ir leidžia jam, su nauja jėga sėsti prie darbo stalo. Tai darbdaviui turėtų būti labai aktualu, kadangi kuo daugiau iš darbuotojo yra gaunama energijos, tuo jis geriau savo darbą atlieka.